Panevėžio rajonas, garsėjantis itin aukštais sportiniais pasiekimais ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, penktadienį išsiuntė dar vieną dziudo desantą į Turkijoje, kur Liepos 25-30 dienomis Trabzone vyks 11 Europos jaunimo olimpinis festivalis. Oficialios palydėtuvės įvyko Panevėžio rajono mero Povilo Žagunio kabinete, kur jauniesiams dziudo Lietuvos rinktinės nariams buvo linkima sportinės sėkmės ir medalių. Aš manau, kad tikrai šiandien yra rajone įsimintina diena ir tai, kad du mūsų rajono žmonės, du jauni žmonės iš Uliūnų ir iš Piniavos išvažiuoja dalyvauti į Europos olimpinės dienas, tikrai yra labai malonus įvykis ir įeina, kaip sakau, į rajono istoriją. Tai yra kruopštaus, nuoseklaus, sakyčiau, darbo rezultatas. Jeigu šiandien mes girdėjom, kad prieš 10 metų ulinietis jaunuolis pradėjo lankyti dziudo treniruotės, šiandien jisai važiuoja atstovauti Lietuvą, tikrai yra labai malonus atvejs ir aš tikrai džiaugiuosi pirmiausia tai tėvai, kad sugebėjo jaunose dienose suorientuoti vaiką, suteikti jam galimybę lankyti. Ačiū tėvams, aišku, ačiū treneriams, ačiū mokyklą, kurie lanka, kad jie visi bendrom jėgom sugebėjo paruošti tą lygį atitinkantį sportininką, kuris šiandien atstovauja jau ne Panevėžio rajoną, o mūsų garbingą Lietuvą. Tikrai labai maloni diena. Vienas iš geriausių dziudo trenerių Lietuvoje, Eduardas Vedluga, paruošęs ne vieną Europos dziudo čempioną, beje tarp merginų irgi, šiandien sakė, kad jo auklėtiniai tikrai turi grįžti su medaliais. Aš manyčiau, kad turi. Kadangi iš 6 žmonių, kurie sudaro dabar dziudo rinktinę, važiuojančių į Turkiją, aš galvoju, kad čia mūsiškiai rajoniečiai yra stipriausia. Todėl, kad, pavyzdžiui, Deividas Tarulis, kuris grįžo iš Karetos, iš Maltos, tai yra užėmęs 5. vietą Europoje. Nu ir Deimantė Kazulytė, ar ši mergina. Tai aš galvoju, kad kažkur tai nežemiau 5. Nu, vienas medalis turėtų būti. Nes, kaip taip trenerio akise, niekas daugiau galbūt. Nu gal, bet aš galvoju apie savo auklėtinius geriau. Kaip rajonas, kiek padeda? Oi, rajonas savivaldybė. Kuo gerai, kad padeda? Meras pats buvęs Lietuvos rinktinės narys dziudo, sporto meistras. Ir šitas subtilybės supranta, padeda. Na, aišku, kas be ko ir miestas, kadangi jie treniruojasi mieste, jie užauginti mūsų, reiškia, kaip rajoniečiai, moksleivių kūrybos ir sporto centre, paskui jau kaip Deividas Tarulis, tai 1 metai atiduotas, reiškia, į miestą. Nu ir tikiuosi, kad uliniečiai, vienas iš Uliūnų, pasakyta Piniavietė, savo sąlygas parodys, savo galimybės. Jau po išlydėjimo mūsų rajono sportininkai išskubėjo į oro uostą Vilniuje, kuriame renkasi visi Lietuvos jaunimo olimpinės delegacijos nariai, išskrendantis į Turkiją, kur vyks 11 Europos jaunimo olimpinis festivalis.